sankryžoje pasuksim į kairę. Kadangi nėra matomumo, reikalingas pilnas sustojimas. Sustoju, jungiu pirmą ir dairausi. Iš kairės mokinys. Na, dar. Čia nėra, kairėje nėra, dešinėje nėra. Dabar pagrindiniu į kairę suksim paskui tą sunkvežimį. Rodom kairį posūkį, nurodom savo važiavimo kryptį. Ai, čia tada labai trajektorija svarbu, kad Ir labai plačiai prie dešinio krašto, nes jiem paliekam vietos. Ir galim taip truputėlį šiek tiek lėčiau, kad biškį kamera irgi daugiau užfiksuotų, jei Supratau. jo truputėlį keliais Dabar į kilometrais. dešinę, ar ne? Taip, dabar į dešinę. Tai čia tik tai pėsčiuosius dviratininkus reiktų praleisti. Dabar tiesiai važiuosim iki Linkuvos gatvės. Tai yra susikirtimo su pagrindiniu keliu ir suksim į dešinę. Čia susimažinu antrą ir rodau kairį, mums kliūtis ir rodau dešinę, važiuojam. Ir sankryžoje pasuksim į dešinę. Į vienpusio eismo kelią. Taip. Kadangi mums šalutinė, sustojam, įsitikinam, jungiam pirmą kamerą ir praleidžiam autobusų. Šitą laisvę mes galim važiuoti. Dabar važiuosim į dešinę, Panerių, ir po to už Šilo parduotuvės Mažvydo gatvė bus, reikės sukti į kairę. Aha. Vienpusio eismo keliai, norint sukti į kairę, turim pasirinkti į antrą juostą. Žiūriu į veidrodėlį, yra mašina ir už pėsčiųjų perėjos rikiuojuosi į antrą juostą. O dabar šitoj Mažvydo gatvėje suksim į kairę. Matau kairį, stabdausi ir jungiu antrą pavarą. Įvažiuojant žiūriu, trikampį ženklas kyšo, reiškia kelias tikrai dvipusis, laikomės dešinės. Ir privažiavę pagrindinį vėl pasuksim į kairę. Vėl į vienpusį. Rodau kairį ir matomumo tikrai nėra. Sustoju pilnai. Jungiu pirmą, antrą ir čia galim važiuoti. Ir dabar vėl suksim į kairę 160 laipsnių į Panerių gatvę. Aha. Už pėsčiųjų Reiškia, perėjos. turim rikiuotis į antrą juostą.
rodau posūkį ir tada lėtėju, jungiu antrą pavarą. Čia yra labai statu, todėl užsukus sustoju, jungiu pirmą. Ir į antrą juostą yra saugiau, nes iki perėjos yra ištisinė linija, todėl mes jos kirst negalim, taikom prie kairio krašto. O dabar turime grįžti į pirmą juostą. Dabar apvažiuosim Žieduką ir išstuksim į Tilžės gatvę. Čia kadangi duobė, aš rodau kairį, pasirikiuoju ir rodau dešinį, grįžtam, apvažiavom kliūtį. Taip, apsuksim visą ratą ir tada išvažiuosim į Tilžės gatvę. Reiškia, galvoju, kad už perėjos turėčiau rikiuotis. Rodo kairį posūkį, praleidžiu automobilį ir keliausiu į antrą juostą. Nes ratą greičiausiai neleis apsukti iš pirmos. Ženklas rodo, kad ne. Perėjos dar kartą sustoju tam, kad visi žiede esančius irgi turėčiau praleisti. O čia egzaminatoriai kartais paprašo kairio posūkio, tai čia jis Galim naudingas. parodyti kairį, visi matys, kad mes tikrai važiuojam žiedu. O, ir dar suksim žiedu ir išvažiuosim